Sveiki, brangūs klausytojai ir žiūrovai. Vėl sveikiname su jumis laidoje Už balos, kur aš Vytautas Sinica Vilniuje ir mano brangus kolega JAF lietuvis advokatas Povilas Žumbatis Čikagoje. Reguliariai aptariam JAF, pasaulio ir kartais Lietuvos politikos klausimus. Sveiki, Povilai. Sveiks, Vytautai. Šiandien kalbamės, įrašą bent jau darome sausio 30 dieną Lietuvos laiku. Stengsimės, kad kuo greičiau jis pasiektų ir jūs. Turėkit galvoje, jeigu kas nors jums mūsų žodžiuose pasirodys pavėluota. Ir šiandien mėginsime turbūt daugiausia dėmesio skirti pirmosiam Trumpo administracijos reformom, dalykams, kurių jis ėmėsi nuo pirmųjų dienų su dideliu užsidegimu. Matėme įvairiausių komentarų čia, kad per pirmasias dienas padarė gal daugiau negu Bidenas per keletą metų. Į tokius apibendrinimus gal neisim, bet įdomu pasižiūrėti, kas ten vyksta. Ir jeigu, Povilai, sutiksit, tai pirmas sritis, į kurią norisi atsigręžti, yra migrantų klausimas. Man regis, jis buvo vienas svarbiausių JAF rinkėjams per šitos prezidento rinkimus. Ir iš Trumpo elgesio irgi atrodo, kad jis tokį pagrindinį akcentą čia uždėjo. Tai mes ankstesniame epizode šiek tiek aptarėm pirmosios dienos jo dekretus po inauguracijos, o dabar kaip sekasi juos įgyvendinti. Ir čia toks ryškiausias efektas atrodo deportacijos. Prasidėjo masinės deportacijos. Tai kiek tai yra tikra? Daug žmonių kalbėjo, kad čia gal kažkoks tai toks spektaklis, tik pasirodymas, čia tų 100 000 ir milijonų tikrai neišsiųs. Kiek tai yra realus ir masinis reiškinys? Labai sudėtingas klausimas, Vytautai. Pirmiausiai, kaip pats minėjai, prezidentas Trump per rinkimus pasakė, kad vienas iš jo pagrindinių tikslų yra uždaryti rubežių prieš nelegalią imigraciją ir gražinti tuos, kurie yra įvažiavę nelegaliai ir ypatingai tuos, kurie yra kriminaliai nusikaltę ar savo kraštuose, ar atvykę į Ameriką, juos tuoj pat deportuoti atgal į tuos kraštus, iš kur jie atvyko. Kad mūsų visuomenė geriau suprastų, įsivaizduokime tada, kiek įvažiavo nelegaliai žmonių per 4 metus Biden administracijos. Visi pripažįsta, kad bent 11 milijonų įvažiavo nelegaliai. Priedo dar yra 2 ar 3 milijonai, kurie bėgo, kur nieks nežino, kurie yra. Iš tų žmonių, kur nelegaliai įvažiavo, yra tūkstančiai. Tai reiškia, pripažįsta, kad yra 13 000, kurie savo kraštuose buvo nubausti arba baudžiami už žmogžudystes. Tūkstančiai žmonių, kurie buvo nusikaltę kitais būdais, banko apvogimais, apiplėšimais, ypatingai nusikaltimus prieš žmonės, prieš moteris ir prieš vaikus ir panašiai. Čia yra kriminalinis elementas. Sunkiai nusikaltusių tokių yra pripažįstama, yra maždaug 1,5 milijono iš tų 11 milijonų. Tai yra viena grupė, kur Trumpas sakė, tuoj pat reikia deportuoti. Kita grupė yra, kurie bandė Amerikos imigracijos teismam įrodyti, kad jie turi teisę įvažiuoti į Ameriką. Pabėgėlio teisės. Ir teismai išklausė jos, pamatė, kad jie nėra tikri pabėgėliai ir jiem įsakė grįžti atgal į savo kraštą, bet jie negrįžta. Tokių yra 1,5 milijono. Tai dabar kalbam apie beveik 3 milijonus, kurie yra arba sunkiai nusikaltę, arba jau yra nuteisti Amerikos teismų, bet nesutinka išvykti. Tai tuos Trump nutarė iš karto pradėti areštuoti ir išsiųsti atgal į savo kraštus. Dabar, kiek jis tą pradėjo? Jis pradėjo kukliai pirmą dieną tik tai 350, kiek suareštavo. Kitą dieną suareštavo daugiau, dabar yra nustatęs, kad bent 1000 dieną suareštuotų Amerikoje ir tas skaičius kils visą laiką. Ir tas yra rimtas klausimas. Dabar ką reikia suprasti, kad miestai, kur demokratai valdo, New Yorkas, Chicago, Los Angeles, St. Louis, pagrindiniai didžiausi 25 miestai, kur yra daug nusikaltimo panašiai, demokratai yra paskelbę, kad yra sanctuary cities, arba net sanctuary states, kaip Illinois, Kalifornija, New Yorkas. Ką tas reiškia?
reiškia, kad vietiniai policininkai ir teisėtvarka Čikagoje, Niujorke, Los Andželas ne tik, kad nepadeda, bet trukdo Trump areštuoti tuos nusikaltėlius. Tai vyksta toks psichologinis ir tikras karas tarp Amerikos teisėtvarkos sistemų. Bet nesvarbu, kiek trukdo, dabar pradėjo sektis ir Trump labai viešai parodo, kokius žmonės jis areštuoja ir kokius siunčia atgal į kraštus, iš kur jie yra atvykę. Aš noriu programa yra rimta labai. Noriu stabtelti net keliose vietose. Jūs paminėjot 1,5 milijono atlikusių baudžiamuosius nusikaltimus ar ne kriminalinių nusikaltėlių iš 11. Čia ne klaidingi skaičiai, tai yra 10%. Ar tokie yra mastai, ar ne? Aš mačiau... Gali būti daugiau, kadangi dar nežinot, kur tie 2 milijonai dingo. Mačiau atstovės spaudai, naujosios, nepamenu jos pavardės, bet Trumpo naujojo atstovės spaudai, šviesiaplaukė mergina, kuri gavo klausimą apie tai, kad, tai čia Trumpas žadėjo deportuoti tik nusikaltėlius, kriminalinius, o štai deportuoja ir nenusikaltusius, tai ir čia Trumpas apsimelavo. Ir toks šypsena keliantis klausimas, jie aišku atsakė, kad tai visi, kurie nelegaliai atvyko, tai yra nusikaltėliai, bet mes stengiamės teikti prioritetą tiems, kurie išvyko, kurie dar ir kitų nusikaltimų padarė. Į teisingai atsakė, Vytautai, kadangi jeigu neteisėtai važiuoji į Ameriką, įeini, tai esi jau nusikaltęs prieš Amerikos įstatymus. Čia jau esi nusikaltęs prieš federalinį įstatymą. Bet kokius jie areštavo ne tik kriminalus, bet tuos, su kuriais tie kriminalai gyveno arba tie, kurie bando juos apsaugoti. Tai pasitaikė taip, kada areštuoja žmogų, kuris ieško jį kaip teroristą ir suranda, kad jis gyvena bute su 2-3 kitais, kurie yra nelegalūs, bet nėra tam sąraše. Tai Trump areštuoja visus 3 ir išsiunčia lauk. Dar truputį apie skaičius. Čia, kai kalbama apie milijonus deportuojamų, tai skamba neįtikėtinai ir dažnas tikrai žmogus žiūrėjo skeptiškai, bet tada turbūt ir JAV žiniasklaida jau nekartą buvo ištraukta, kad Obama savo prezidentavimo laikotarpiu išdeportavo virš 2 milijonų nelegalų. Teisingai? Ir buvo bent jau iki tol daugiausiai asmenų deportavęs prezidentas. Tai tas milijoninės deportacijos yra įmanomas. Teisingai. Ir kitas dalykas yra, Vytautai, kai Trump daro labai viešai dabar ir parodo, kokius žmonės jis areštuoja, tuos nusikaltėlius, ne? Visuomenė remia maždaug 80% tą procedūrą, kad reikia deportuoti žmonės, kurie yra nusikaltę. Maždaug 80% pasisako, kad remia tą politiką. Bet kas gaudasi, Vytautai, daug kas, kur yra nelegaliai įvažiavę, nutarė, kad jie nenori rizikuoti, jie patys grįžta. Dabar kitas dalykas yra, nuo pirmos dienos Trump uždarė sieną, rubežį. Įsivaizduok, Vytautai, būdavo per dieną nelegaliai įeina per rubežių tarp 10 ir 15 tūkstančių. Kasdien. Tai buvo Biden administracijos laikais. Dabar šią savaitę paskelbė, kad rubežių perėjo tik tai 500. Vietoj 10-15 tūkstančių perėjo 500. Ir Trump yra nepatenkintas, kad jis nenori, kad nei vienas įeitų. Bet yra jau toks milžiniškas skirtumas nuo pirmos savaitės. Ar tai yra dėl priemonių, kurių jis ėmėsi sienai saugoti? Ten pasiųsta kitokios pajėgos, ypatingoji nepaprastoji padėtis? Yra dalinai dėl to, kad žmonės žino, kad Trump yra kietas ir dalinai yra, kad Meksika, nors labai ramiai, padeda Amerikai saugoti rubežį. Meksika sulaiko daug dabar, kurie paprastai pereitų, bet tą daro praktiškai neoficialiai. Jūs paminėjot Meksikos laikyseną, mes matėm žiniasklaidoje, kad kaimyninės šalis Meksika, Kanada, o taip pat ir tolimos šalis, kaip pavyzdžiui Kolumbija,
atsisakė priiminėti deportuojamus jų piliečius. Kaip Trumpas su tuo susitvarkė? Į Kanadą nebuvo problemos, į Meksiką truputį buvo problema, bet dabar, kai pagrasino, kad jis uždės 25% tariffs ant Kanados ir Meksikos, Meksika staiga pradėjo priimti deportuojančius ir, sakau, padeda net saugoti sienas. O kiti kraštai, kur buvo paminėjai Kolumbija, labai įdomu yra, Kolumbijos prezidentas yra buvęs teroristas. Jis dabar yra persišventęs, jis yra Kolumbijos prezidentas. Tai kaip pirmą dieną, kai prezidentas Trump siuntė lėktuvą, karo lėktuvą su Kolumbijos kriminaliniais belaisviais, kur sugavo Amerikoje, siuntė, Kolumbija neleido lėktuvui nusileisti. Tai Trump tą pačią valandą ar sekančią valandą pasakė, gerai, jeigu neleisit, aš uždedu 50% tariff. Ir jeigu tas neveiks, už savaitės padarysim 100%. Dabar kas gaunasi? Kolumbijos didžiausias klientas eksporto yra toli gražu Amerika. Eksportuoja kavą, gėlės ir narkotikus. Žinoma, narkotikai yra nelegaliai. Bet kava ir gėlės yra pagrindas Kolumbijos ekonomikos. Ir jeigu Amerika uždėtų 50% tariff arba 100%, Kolumbija per savaitę, 2 savaitės bankrutuotų. Tai kas gavosi? Už kelių valandų Kolumbijos tas buvęs teroristas prezidentas sako, aš ne tik įleisiu ir priimsiu, ką jūs deportuojat. Aš atsiųsiu savo prezidentinį lėktuvą parsivežti jūs. Ir sekančią dieną jis atsiuntė tą lėktuvą ir kriminaliniai buvo sureštuoti, surištos rankos, įvestos į prezidentinį lėktuvą ir jis nusivežė jos namo. Kaip žiniasklaida visą tai pateikia, tas deportacijas, kaip žmogaus teisų pažeidimus, ar taip jau kažkaip normalizuoja? Demokratai visais būdais bando kalbėti, kad jis deportuoja vaikus, kad vaikai bijo eiti į bažnyčią arba bijo eiti į mokyklą, motinos bijo ir panašiai. Visas tai yra propaganda, kadangi jis to nedaro. Trump yra įsakęs, ką jis nori deportuoti ir kaip deportuos. Jam trukdo visais būdais ir bando su ta propaganda, kad yra vaikai, ypatingai vaikai ir moteris. Bet dabar visuomenė mato, kokius žmonės jis deportuoja ir kadangi žiniasklaida, Amerikos kairioji žiniasklaida, didžioji Amerikos žiniasklaida yra visai praradusi savo credibility, angliškai sakant, savo vardą. Žmonės nebepasitikė. Tai ta propaganda jau neveikia. Čia, kai paminėjot vaikus, prisiminiau tokią turbūt skandalingą frazę, jinai labai plačiai sklido apie Tomą Homaną, jeigu teisingai pamenu jo pavardę, žmogų dabar paskirtą atsakinguoju už migracijos ir sienos priežiūrą. Jo paklausė, tai kaip jūs atskirsit vaikus, jeigu deportuosit nelegalus iš šalies? Ir jis tokį ramiu veidu atsako, tai reikia deportuoti juos kartu su tėvais. Ir šitas, aišku, tai plačiai nuvilnijo. Bet man regis kol kas iš to, kiek aš daugiau pasižiūrėjau šitą žmogų, tai yra profesionalas, išmanantis tą sritį ir tikrai ne kažkoks tai baisuolis besimėgaujantis tom procedūrom, o kaip tik žiūrintis, kad nebūtų žmogaus teisų pažeidimų, prekybos žmonėmis, žmonės nepaversti įkaitais, narkotikų prekeivių ir panašiai. Kaip jūs jį matot? Ne tikrai tai jis yra dirbęs keliam prezidentam, ne tik tai Trump. Bet kas liečia vaikus, dar reikia paminėti vieną faktą, labai svarbų faktą, Vytautai. Per Biden administraciją kriminalinės gaujos iš Meksikos naudodavo vaikus nuo 2 metų iki 15 metų amžiaus. Juos vienus įstumdavo per sieną. Ir Amerika nežinodavo, ką daryti su tais vaikučiais. Tai ką jie darė? Biden administracija priimdavo tos vaikus ir tada išsiųsdavo žmonėm juos prižiūrėti arba ieškoti jų šeimų kokio nors. Ne?
pametė 350 000 tokių vaikų. Ir yra aišku, kad dalinai tie vaikai buvo parduoti kriminaliniam gaujom dėl išnaudojimo lytiniai ir panašiai. 300 su virš tūkstančių mažų vaikučių. Jauniausias buvo 2 metų, kur yra pamestas Biden administracijos. Taip, kad tos gaujos naudojo vaikus. Ir kartais vaikas gali būti naudojamas, kad galėtų įvažiuoti nusikaltėlis. Jis atvažiuoja su vaiku. Tai jo, jeigu deportuos tėvą ir yra mažas vaikas, jis bus deportuojamas kartu su tuo tėvu. Tai tą atsakė Biden atstovas. Tai yra Trump atstovas. Yra dar vienas žmogus dabar taip tiesiogiai siejamas kaip atsakingas už migrantų situacijos suvaldymo politiką, tai yra Kristi Noem, sekretorė Homeland Security. Kaip tiksliai, jeigu čia galit paaiškinti, tiesą sakant, ir man, ir klausytojams Lietuvoje, kaip tai patenka migracija po šitos įstaigos atsakomybėm ir koks jos vaidmuo čia yra? Nes ją irgi matėm ir deportacijų vaizdo įrašuose, jį tiesiogiai dalyvauja, daug pasisako, reiškia palaikymą žmonėms, kuriems dabar vadovauja, bet kaip čia pasidalina tarp jų tos atsakomybės ir kas dalyvauja deportuojant? Jos aukščiausia pozicija valdžioj yra prižiūrėti visą Amerikos saugumą, visus saugumo momentus, ne? Tai reiskim, kai tikrina, kurie atvažiuoja ir išvažiuoja oro uostose, čia yra jos skyrius. Kai tikrina prie imigracijos, yra jos skyrius dėl saugumo. Jie apima visą saugumą Amerikos. Ir imigracijos deportacijos dalis yra jos kompetencija. Nors pati imigracijos agentūra yra atskira, bet įgyvendinimas imigracijos taisyklių yra saugumo klausimas, tai priklauso jai. Ir ji nuo pirmos dienos, kai ją patvirtino, tą naktį įėjo kartu su vadinamais ICE agentais, kurie gaudo tos nusikaltėlius, ir ji dalyvavo vidury nakties New York'e areštuojant juos. Parodyti, kad į 100% yra už tą programą. Ką reikia prisiminti, kai buvo Biden vyriausias tas atstovas jos pozicijai, jis praktiškai nieko dėl saugumo nedarė. Jis buvo apsileidęs labai ir visai nesirūpino dėl migracijos, nesirūpino dėl sienų ir panašiai. O ji parodo, koks yra skirtumas, yra labai kieta, buvusi gubernatorė, iš jos daug dar girdės. Supratau. Galvoju, ar galim šioje vietoje žengti prie kitos temos, kuri labai rūpi man mūsų šitame epizode, ir tai yra kultūriniai karai. Kultūriniai karai, kurių pabaigą ir Lietuvoje po rinkimų žadėjo valdžią laimėję politikai, ir JAV. Aš tai bent jau jaučiuosi, pataisykit mane, jeigu klystu, kad Trumpas norėtų kuo mažiau šitos darbotvarkės per jo kadenciją. Jis norėtų uždaryti tuos klausimus susijusius su LGBT reikalavimais ir taip toliau. Ir čia keletą labai aštrių tokių sprendimų, man patinkančių, kaip JAV visuomeniai pamatysim, priėmė. Tai vienas iš labiausiai nuskambėjusių pasiekusių ir Lietuvą, tai jau pirmąją dieną tas dekretas dėl to, kad valstybės institucijos pripažins tik 2 lytis, vyrus ir moteris. Ir dabar visai nesnai mes jau matėm, yra draudimas dėl lyties keitimo asmenims iki 19 metų. Ne? Ar tai galim sakyti, kad yra tos translytiškumo politikos tam tikra pabaiga JAV? Aš manau, kad yra labai rimtas dalykas, kadangi jis tą pažadėjo padaryti per rinkimų kampaniją. Atsiminkit, kad prezidentas Trump, ką jis pažadėjo, ką jis kalbėjo per rinkimų kampaniją, jis dabar bando įgyvendinti labai viešai, labai drąsiai, kadangi sakė, va, mane išrinko, gavau daugumą balsų visoje Amerikoje, laimėjau atstovų didelį skirtumų, man davė, patvirtino, ką aš norėjau daryti, tai aš darau. Dabar tas paprastas klausimas, kas yra moteris, kas yra vyras, yra pasidariusi
jis yra pasidaręs psichologinis cirkas Amerikoje prieš tai, Biden administracijos laikais. Kaip vyrai negalėdami laimėti vyrų tarpe, save pavadina moteris ir eina plaukti, laimė pirmą vietą tai moterų tarpe, kadangi vyrų tarpe buvo 80 vietoj. Tas pats yra su boksu arba imtynėm, ar daiskim tinklinį, kur vos neužmuša vieną moterį vyras, žaisdamas kaip moteris, kirto sviedinį ir vos neužmuša moterį. Vienu žodžiu, pilna tokių dalykų ir tie vyrai, kurie pasivadina save moterim, eina į moterų kambarius, į tualetus, eina, kurie apsirengia ir panašiai, ir yra kilusi didžiulė kontroversija tarp moterų. Ypatingai tėvų, kurie turi jaunas dukras. Tai tą, kad Trump padarė, jis pasakė, kad vyrai turi žaisti su vyrais, moteris su moterim, negali vyrai eiti į moterų apsirengimo kambarius, negali eiti į tualetus. Ir tas yra labai, labai populiaru amerikiečių tarpe, nors žiniasklaida visais būdais įkritikuoja dėl to. O kas liečia dėl gėjs, tarp kitko, iškilo klausimas dėl gėjų vėliavos, kur, daleiskim, Lietuvoje būdavo prie ambasadų visur būdavo gėjų vėliavos. Tai vietoj, kad prezidentas pasakytų, kad negalima dėti gėjų vėliavų, jis labai, labai gudriai parašė, vienas iš jo pirmųjų dekretų buvo Amerika atstovauja ir Amerika giriasi, kad ji turi savo vėliavą. Ir gali būti tik tai viena vėliava prie Amerikos ambasadų ir Amerikos valdžios pastatų. Taškas. Jis nesakė, ko negali būti, jis tik pasakė, kad Amerikai tinka viena vėliava. Tai yra Amerikos vėliava. Labai teisingai. Čia aš galiu prisiminti, vienas toks puslapiukas mano gyvenime buvo, kai Trumpą pirmą kartą išrinko, mes su dar šiek tiek panašių pažiūrų jaunimo susirinkom prie JAF ambasados Vilniuje su turbūt tik vienu plakatu, bent jau aš tik tą vieną atsimenu, ant jo buvo parašyta Stripes and Stars, no more rainbows. Žvaigždės ir juostos, daugiau jokių vaivorykščių. Tai būtent ta mintimi, kad tik vėliavos ir užtenka. Aš norėčiau dar vieną momentą paliesti šitoj temoj. Tai yra, jūs užsiminėt apie gėjų bendruomenę, apie jų simbolių atsisakymą valstybės vardu. Jeigu aš gerai suprantu, jokios ten kovos dėl šeimos sampratos Trumpas nežada veltis, ar ne? Tai yra laikoma išspręstų klausimų šiandienos Amerikoje. Ar teisingai? Aš negirdėjau, kai jis pasisakytų po rinkimų, bet aš manau, kad jo pozicija yra, kad yra likęs teismuose ir teismai yra nusprendę ir jis prieš teismų sprendimus dėjo. Bet aiškiai jis kalba apie šeimą, kur yra vyras ir moteris ir tokias šeimas jis giria. Bet kontroversijos jis šio klausimo dar nesumatęs, kaip būti iškėlęs. Turbūt paskutinis, ne paskutinis pjūvis šitoj įvairovės temoj, mačiau man labai patikusi antraštė, jog vadinamieji įvairovės pareigūnai, diversity, inclusion ir taip toliau, bus atleidžiami iš valstybės įstaigų JAV. Ir taip pat, kad didžiosios korporacijos jau pačios pradėjo tą daryti, ar ne, Amazon ir keli kiti. Čia reikšmingas momentas, nes būtent per tuos pareigūnus buvo, per jėgą brukama žmonėms, net ir vengiantiems politikos ar viešojo gyvenimo jų profesinėje veikloje, ta pati įvairovės darbotvarkė. Vytautai, čia yra, atsiminė, kai mes kalbėjom tuoj po rinkimų, kad kai laimėjo Trump, aš minėjau, kad čia yra demokratinė revoliucija. O čia, ką pats minėjo apie DEI, kaip amerikonai sako, reiškia diversity, čia yra kultūrinio karo reikšmė. Žmonės, kurie tą dalyką rimtai studijavo, aiškiai mato, kad čia yra grįžimas iš marksizmo į kapitalizmą. Marksizmui žmonės yra lygus
ir jiems reikia lygių rezultatų. Visi turi gauti tą, ką jie nori, ką jiems reikia ir panašiai, ką mes žinom iš Markso. Kapitalizmas yra atvirkščiai. Kapitalizmas reikalauja, kad žmonės būtų samdomi pagal jų talentus, pagal jų gabumus ir pagal excellence. Ir dabar, kai jis tą pravedė, kad DEI negali būti jokiose federalinės valdžios institucijose, bizniai, kurie buvo priversti įvesti DEI, norėdami ar nenorėdami, bet norėdami įtikti Biden, visi įvedė tą DEI. Dabar mielai visi, beveik visos didžiulės kompanijos tą metą. Tai yra labai didelis kultūrinis laimėjimas. O kaip pavyzdį, kiek buvo mėtama pinigų Vytautai DEI. Įsivaizduok, Amerikos gynybos sistemoje buvo išleista arti $600 milijonų mokyti kareivius ir karininkus DEI filosofijos. Tik tai dėstymą, kaip turėtų būti žiūrima į DEI. Gali įsivaizduoti, ir kiekviena kita Amerikos biurokratija, o jų yra virš 400, kiekviena turėjo tų DEI programų, kur išleido milijonų dolerių. Kai viską sudėsi, bus milijardais dolerių. Varyti tą propagandą, kad reikia žiūrėti į žmogaus lytį arba jo rasę, o ne į jo talentą. Lietuvoje tai kainuoja tik milijonus, bet iš tikrųjų egzistuoja ir pas mus tas reiškinys. Manau, kad nedaug žmonių apie jį žino, nes jis nėra sulaukęs didelio dėmesio, bet čia, nežinau, pasigirsiu ar pasiguosiu, rinkimuose kėliau tą klausimą. Nacionalinio susivienijimo programoje buvo apie tai, kad jeigu būtų mūsų valia, tai mes sieksime, jog valstybės įstaigose, valstybės įmonėse, nes tai dažniausiai ten šitų pareigūnų nebebūtų. Nes turim ypatingai energetikos sektoriaus matyti, bet įvairiose kitose taip pat, būtent šitų pareigūnų atsiradimas ir jis irgi kainuoja ir irgi daro tą pačią žalą, tik Lietuvoje tai aš drįsčiau sakyti dar nėra tema. Tai reikės pabandyti ir įsipareigoju pabandyti šitą dalyką tema paversti, nes reikia, kad žmonės mažiausiai bent jau suprastų tokią problemą. Paskutinis su kultūriniais karais susijęs momentas – gyvybės apsauga. Per pirmąją kadenciją Trumpas paskyrė teisėjus, kurie atšaukė Roe v. Wade, tą aukščiausiojo teismo sprendimą, jog esą egzistuoja visos šalies mastu teisė į abortą. O dabar jis pradėjo iš karto kadenciją tokiais gal sąlyginai smulkiais, bet gausiais sprendimais, rodančiais jo labai aišku palaikymą JAV visuomenės daliai kovojančiai už negimusią gyvybę. Ar galim čia išsiplėsti? Čia yra atskira tema, kurią reikėtų su laiku pakalbėti, bet klausimas yra, aš manyčiau, kad Lietuvoje nelabai žmonės supranta, kokia čia buvo kontroversija. Čia buvo klausimas dėl abortų, ne? Pagrindinis klausimas. Taip. Demokratų partija yra 100% už abortą bet kada, iki pat gimimo. Net daugelis demokratų yra pasisakę vienaip ar kitaip, kad net po gimimo motina turi teisę nutarti, ar tas vaikas turi būti gyvas ar ne. Ypač jeigu bandė daryti abortą ir nepasisekė. Tarp kitko buvo Čikagoje pradėtos kriminalinės bylos prieš daktarus, kurie paimdavo tos kūdikius, kur motinos nenori, suviniodavo gražiai ir padėdavo į lentynas jiem ir leisdavo mirti. Be maisto, be motinos ir taip toliau. Illinois valdžia bandė pravesti įstatymą, Illinois kongresas, kad reikia bausti tos daktarus už žudybą, kad jie žudo tos kūdikius. Tuo metu Obama, kaip buvo nauja žvaigždė politikoje Illinois, ir jis tada buvo Illinois senatorius. Ne federaliniai valdžioje, bet Illinois valdžioje. Jis 2 kartus balsavo prieš, kad nebaustos daktarus. Panašiai yra bandyta daryti federaliniai valdžioje, kur irgi demokratai blokuoja tą klausimą. Reiškia, net gyvus vaikučiai klausimas yra, ar jam gali leisti mirti, kadangi motina jo nutarė nenori. Dabar respublikonų pozicija yra
kad daugumas respublikonų leidžia abortą į pirmą 6 savaitės ar kiek. Bet ne vėliau, ne tada, kai vaikas pradeda jausti, kai jis jau turi savo širdį ir panašiai. Yra gana aiški pozicija. Ir jokių būdų respublikonai nebūtų už abortą vėliau, kai jau vaikas yra išsivystęs arba net gali iš gimdos gyvas likti. Tai skirtumas tarp respublikonų partijos ir demokratų dėl abortų yra kaip diena ir naktis. Ir Trump palaiko, aišku, respublikonų poziciją, jis yra bendrai prieš abortus, bet jis yra pasakęs taip, kad valstijos privalo nutarti, balsuotojai turi nutarti, kaip ir ką jie nori savo valstijai. Čia nėra federalinis klausimas. Ir jis daugiau apie tą dalyką nebekalba. Aš gal tik užbaigdamas paminėsiu keletą čia, kai sakiau, kad nemažai, bet gausių sprendimų toj srity, tai nuo tokių simbolinių, kaip kasmet JAV vyksta žygis už gyvybę, anksčiau prezidentą jo nesveikindavo, Trumpas sveikino per pirmą savo kadenciją ir sveikina dabar vėl, kaip suprantu, viceprezidentas dalyvaus ir gyvai. Po to toks reikšmingesnis momentas buvo pateikti kaltinimai ir buvo kalinami 20 keli, jeigu nepainioju, tikrai nemažai žmonių, kurie tiesiog protestavo taikiai prieš abortų įstatymus, prie abortų klinikų. Tai Trumpas užtikrino jų visų išlaisvinimą ir bylų jiems nutraukimą. Ar tai buvo malonės suteikimas, ar kitas konkretus teisinis statusas, nesu tikras. Finansavimas, bent jau federaliniu lygiu, kaip suprantu, nebus skiriamas finansavimas abortų klinikom. Pasirašytas sprendimas, kad JAV nutrauktų finansuoti užsienyje abortų teikimą. Dabar nepamenu tiksliai, Hyde sutartis ar deklaracija. Amendment. Papildymas, supratau. Žodžiu, daug tokių gal ir nedidelių, bet labai aiškiai viena kryptim rodančių sprendimų, kad jis bent jau nori, kad JAV federalinė valdžia jokia prasme neprisidėtų prie abortų vykdymo ir nepersekiotų tų, kas jiems prieštarauja. Kas yra šiaip jau labai daug. Vytautai, pavyzdys vienos moters, kuris atleido iš kalėjimo. 75 metų katalikė moteris prie klinikos, abortų klinikos nedemonstravo, bet atsisėdo ir meldėsi. Ją suareštavo ir teismas nuteisė, Biden teismai nuteisė 2 metų kalėjimą. 75 metų moteris, kur yra nesveika fiziniai. Vyras pasisiūlė, kad jis eitų į kalėjimą už ją, kadangi mirs kalėjime. Teismas neleido. Jis pasisiūlė tada kartu kalėjime būti su ją, kad prižiūrėti ją. Irgi neleido. Trump atleido ją iš kalėjimo. Tai reiškia, tokie buvo mūsų tos klinikos, abortų klinikos yra daugiau apsaugotos negu bažnyčios. Negalima prie jų demonstruoti 100 metrų ar kiek ir prižiūri visą federalinę valdžią, kad apsaugotas klinikas. O tos daugumas tų klinikų, tarp kitko, čia yra rasistinis dalykas, Jodukų rajonuose. Ir nuo 73 metų, kai buvo vyriausias teismas įvedė tą abortų teisę federalinę, 60 milijonų abortų buvo Amerikoje. Tai įsivaizduok, Vytautai, žmonės, kurie sako, kad Amerikoje per mažai yra gimimo, žmonių reikia, kad atvažiuotų imigrantai, kadangi per mažai gimsta, 60 milijonų buvo išžudytų vaikų abortus. Ne? Tai Trump tą dalyką labai aiškiai supranta ir iškelia. Ir tas pats yra su respublikonų partija. Bet aš turiu tau, Vytautai, klausimą. Kalbant apie deportacijas ir kalbant apie emigraciją, aš pirmą kartą, kai tave išrinko, sakiau, kad tu esi Seimo sąžinė. Ir dabar aš norėjau tavęs paklausti, aš girdėjau, kad nors tu esi vienas, partija atstovauji vienas žmogus, be frakcijų, be nieko, kad esi pradėjęs arba sudaręs grupę žmonių dėl emigracijos. Ar galėtum paaiškinti, kaip ir ką tu tai galėjai padaryti, kaip vienas žmogus, vienas Seimo narys iš 140 vietų? Aš ir toliau atmetu tuos lyginimus su Seimo sąžinė.
Bet atsakyti klausimą tai tikrai galiu. Man labai nepatinka ir man rodos, aš visai turiu motivaciją kažkaip įrodyti, jog taip nėra. Kai žmonės sako, kad vienas čia nieko negali padaryti. Tai mes jau esam kalbėję apie tai, kad aš nesijaučiu vienas Seime, bet ir tuo formaliuoju požiūriu visada gali imti klausimą konkretų ir ieškoti bendraminčių, kurie, na, ir išdrįstų tą bendrą poziciją parodyti. Tai prieš Kalėdas aš tiesiog paėmiau visus reikalingus formalumus atitinkančią formą ir pradėjau kviesti kitų frakcijų narius, nepriklausomai nuo to, kokiai frakcijai jie atstovauja, išskyrus liberalus, kurių nei vieną nesitikėjau, kad sutiktų prisijungti, bet dabar jau taip girdžiu, nedrįsiu čia sakyti viešai kas, bet lyg ir iš jų yra susidomėjusių. Ir taip surinkau apklausęs gal 30 Seimo narių, 22 atrodo įskaitant save, kurie užsirašė į grupę prieš masinę imigraciją. Labai supaprastintai aš pasakyčiau taip, kad kviesdamas tuos žmonės aš jiems sakiau, kad žiūrėkit, turi masinės migracijos reiškinį, tikrai žinot visi, kad verslas spaus, kad daugiau dar būtų laisvinama ir daugiau leidžiama įsivežti, nes prieš pat kadencijų virsmą buvo šiek tiek apribotas tas migracijos mastas, bet dabar jau tikrai vyksta kova, kad jis būtų didesnis. Ar jūs norit būti tarp tų, kurie kovos už tai, kad visgi būtų mažesnis? Nesitikime, kad bus nulis, čia gal mano asmeninė pozicija, kad mums iš vis daugiau atsivežti nebereikia. Tos visos grupės narių pozicija tokia nėra, bet turim bendrą vardiklį, kad norim, kad būtų mažiau, kad tikrinama būtų griežčiau, kad ta migracija būtų geriau atsirenkama pagal mūsų poreikius, kad tie, kuriuos nusprendžiam pasilikti, būtų geriau integruojami ir užtikrinamas jų deramas ilgesys valstybei. Ar ant šitų dalykų pasirašom? Tai štai aš sakyčiau, kad tas sutinkančiųjų dalis buvo pakankamai gera ir kuo dar džiaugiuosi ir ko nesitikėjau, nes įsteigti grupę tai aš tikėjausi ir tai manęs nenustebino, bet visą sausio mėnesį yra didžiulis dėmesys. Aš jau turbūt ne pirmą ratą suku per Lietuvos žiniasklaidos priemonės vis kalbėdamas tą temą ir taip kažkaip tampa jau įprasta, kad apie migraciją, viena vertus, kad apskritai pradėjo kalbėti žiniasklaida apie migraciją, antra vertus, kad kalbasi apie ją su mumis. Ir pirmiausia su manim, nes aš tą vėliavą iškėliau. Tai aš manau, kad čia yra sėkmė, na, sakykime, nacionaliniam susivienimui ir man, tai vienas dalykas, bet gerai yra Lietuvai, kad mes pradėtume suvokti tą kaip problemą. Tai čia jokių būdų niekaip pompastiškai neišpušiant šitų rezultatų, bet visi, kas supranta politiką, tai supranta, kad politikoje bet kokie pokyčiai nuo šnekų ir prasideda. Tai šis tas padaryta. Tai aš vėl grįžtu, sakau, kad čia yra sąžinės klausimas ir tavo pareiga kaip vienas kovoti už teisybę ir už Lietuvą ir kas yra naudinga Lietuvai, o ne partijai. Ir partijai, bet taip, be abejo, visiškai sutinku su to, ką jūs sakot. Aš manau, kad biurokratija, o jų yra naudinga, kadangi tavo partija yra principinga, kai kurios kitos partijos tokia netaip galvoja, tai žinai. Teisingai, visiškai sutinku. Aš manau, kad mes šiandien aptarėm tai, ką norėjom aptarti ir esu labai dėkingas už jūsų laiką ir atsakymus. Man atrodo, kad klausytojams bus daug ko naujo įdomaus iš jūsų šiandien išgirsta. Aš tariu sudie iki sekančio karto, kuris bus kažkada maždaug vasario viduryje. Ačiū, Povilai. Labai malonu, Vytautai. Iki.